Kodėl mes žinome, bet nedarome? Žinojimas nebūtinai virsta veiksmu. Štai keletą priežasčių. Protas ir įpročiai veikia atskirai. Žinoti, kas sveika ar teisinga, nereiškia, kad taip pat automatinis įprotis. Pavyzdžiui, žinome, kad reikia sportuoti, bet senas įprotis gulėti ant sofos ima viršų. Emocinis pasipriešinimas. Žinojimas dažnai yra loginis, bet veiksmai priklauso ir nuo emocijų. Pavyzdžiui, žinome, kad turime atsiprašyti, bet gėda ar baimė trukdo tai padaryti. Motyvacijos stoka arba konfliktas. Viena dalis mūsų nori keistis, kita nori patogumą. Kai motyvacija nėra pakankamai stipri ar aiški, laimi tingesnioji pusė. Atidėliojimas. Kartais mes žinome, bet galvojame, padarysiu rytoj, kuris niekada neateina. Tai dažnai susijęs su baime, netikrumu ar perfekcionizmu. Kodėl mes norime, bet nedarome? Norėti dar nereiškia veikti. Priežastis labai panašios, bet su papildomis aspektais. Norai gali būti paviršutiniški. Mes norime geresnio kūną ar karjeras, bet nenorime keisti įpročių. Tai daugiau svajonė, ne konkretus tikslas. Baimė, norime pokyčių, bet bijome nesėkmės. Sėkmės, kitų nuomonės, baimė dažnai stipresnė už norą. Pasąmoninis sabotavimas. Kartais giliai viduje manome, kad nesame verti geresnio gyvenimo ir nesąmoningai vengiam veiksmų. Trūksta aiškumo. Norime kažko geriau, bet neturime aiškaus plano. Ką daryti? Be aiškaus veiksmo plano joks noras nevirsta tikrovė. Kaip šitą keisti? Pirma, paversk žinojimą į mažus veiksmus. Ne reikia sveikai maitintis, o šiandien valgysiu daržoves per pietus. Antra, įtraukti emocijas. Primink savo, kodėl tau tai svarbu. Trečia, dirbk su baimėmis. Dažnai padeda rašymas ar pokalbiai su patikimu žmogumi. Ketvirta, maži žingsniai. Tobulas planas, veiksmas generuoja motyvaciją, o ne atvirkščiai. Penkta, atleisk savo už neveiklumą. Kaltė dažnai trukdo pradėti. Jei buvo naudinga, pasidalink.